Pirmiausia, kad nepamirščiau vadimai. Kai tu sakai, kad Lietuvoje buvo nežmoniški apribojimai, tai Kalifornijoje tuo momentu veikė tik tai aborto klinikos. Jo, kitas dalykas, saugokis, kai esi per švirkštus savo rojui. Ir žiūrėk, kad tavo vaikui, nedaug dievė, koks nors narkomanas psichas peiliu neįsmeigtų. Gero rojaus. Žinot, mane tokie motivatoriai, jie motyvuoja mane. Sukelia tokį šventą pyktį. Man duoda agresijos. Ir tai yra gerai. Aš jūs kviečiu žiūrėti savo video. Nes tai yra tikras fitnesas. Tikra kūno rengyba. Tikras lengvasis kultūrizmas. Čia yra tikras gyvenimas. O tie, kas perkat sporto ir mitybos programas ir planus, aš jums taupysiu 100, jeigu ne 1000. Nereikia to, visiškai nereikia. Išmokit judesį, išmokit bėgti, išmokit vaikščioti, neskaičiuokit kilokalorijų. Aš paėmiau vakar sviesto, įsimečiau 4/4 pakelio, pusę bankutės kondensuoto pieno, kakavos porą šaukštų išsimaišiau, sausainių keletą ir suvalgiau viską išviręs. Maždaug 1000 kilokalorijų. Čia buvo tik mano desertas. Prieš tai pusę pakelio makaronų, dešrelių, dar kokią štuką. Aš ką noriu jums pasakyti, jokie kalorijų skaičiavimai nepadės. Jeigu tu neduosi impulso, tai tu būsi tešlos gabalas. Niekas nepadės. Tu galėtum medituoti, joguoti, viskas yra šūdas. Todėl aš jums sakau, anastazija, pavyzdžiui, zizas, garantuotai ant steroidų, 100%. Čia nėra jokių stebuklų. Būtų tešlos gabalas. Ir viskas. Zizas, jau nupliko. Aišku, gal jis net nevartoja steroidų, jam net nesrūpė. Jisai šiaip, man atrodo, biški žydras. Kostiumėliai, akinukai. Gražus. Žinot, humanitaras. Pavadinkim taip. Aš ką jums noriu pasakyti, kodėl aš pykstu. Galėtų tiesiai šviesiai pasakyti, tenais paėmiau, ar ten palikimą gavau, ar tenais laimėjau loterijoje, paskolą paėmiau. Iš kur tos babkės? 3,5 štukos mėnesiui vien būto nuomai, namo. Tai netikėtini pinigai. Ar jūs įsivaizduojate, kiek čia per dieną reikia uždirbti? Mano būto nuoma kainuoja kažkur 600 eurų. Vieno kambario. Ką aš jums noriu pasakyti? Viskas šitas yra pasakos. Kažkur slepiasi, ar tai piramidė, ar aš neįsivaizduoju. Negi Lietuvoje yra tiek durnelių, kurie pirks mitybos planą, kiek avokadų suvalgyti. Neįtikėtina. Yra kažkur šuo pakastas. Yra Zizui, aš linkiu. Prisipažink, pasakyk tiesą. Nereikia čia self-made. Jo, self-made, ten buvo kažkas užsukta, kažkokia piramidė. Sako, nesultis, jo. Visą laiką yra sultis, visą laiką yra kažkokie papildai, kažkokias vitaminai, visą laiką yra piramidė. Viskas čia yra melas. Tos pačios programos yra, gali būti piramidės principu kažkaip išdėliojamos. Visą laiką yra visokie piltuvai, funnel, kad tik tai pritraukti durnelį, kad tik suviliot, kad eina, sukčiaus puslapis, eina vis žemyn, tenais atrodo, jis ten su liūtų, neadekvatus koks aš rašytojas. Aš neįsivaizduoju to durniaus, kuris skaitytų šitas knygas durnas. Neįtikėtina. Jau tu turi būti visiškai, nei tėvo, nei motinos nematęs. Čia yra visiškai nerealus gyvenimas. Čia nieko panašaus nei su vyriškumu, nei su moteriškumu neturi. Tai yra absurdas. Ir aš sakau, Zizai, tą, kad tu tenais kiaušinienę duodi ir saldainių niekada nedavai, čia dar nieko nereiškia. Jau geriau turėtų saldainį ir gerą impulsą. Nes visų pirmiausia, jautrumas insulinui irgi gali šiknuoti, dingti ir viskas. Ir paskui niekada nieko netems. O kai suras su žolė saldumynus, tai prisivis kaip kiaulė. Ar tenais planšetės niekada neduota, dar kažko. Nieko, tu čia paprasčiausiai. Visų pirmiausia, jeigu pats nesi sportiškas, o tikrai nesi, tai nieks nepadės. Tavo vaikas atras kitą pavyzdį.
ant steroidų. Aš pats turiu 5 metų sūnų ir aš žinau, nieko čia nais, visokie vertimai, tai čia absurdas. Ką aš jums noriu pasakyti? Gyvenime pinigai yra uždirbami labai sunkiai. Aš jums sakau, labai sunkiai ir dar tu turi gauti galimybę jos uždirbti. Aš esu vertėjas. Ir visą laiką, pirmas ženklas, jeigu kas nors verslininkas, motivatorius, fitneso atstovas, visą laiką tai yra sukčius. Trumpas žodis. Nes žmogus visą laiką turi tik tai vieną darbą, vieną pagrindinį darbą. Tikras vyras turi vieną darbą. Aš, pavyzdžiui, esu vertėjas ir aš visą laiką buvau ir būsiu vertėjas. Net jeigu ten mašininis vertimas ateis, nu gerai, tada aš dirbsiu grūščių kokiu nors Lidl. Čia nesmė, nes aš myliu savo darbą. Čia yra mano darbas. O jis buvo papildų pardavėjas. Bet to neužteko. Ir čia nieko blogo, kaip sakant. Nu, buvo žinomas ir yra žinomas. Nu, pasižiūrėjus į Instagramą, kaip ir nelabai daug laikų. Ir čia man kyla klausimas, kokį heroiną ten pardavinėjo Amerikoje. Nes, pavyzdžiui, jo podcastas irgi neina. Kodėl neina? Vat mano, aš pavyzdžiui, irgi nepasižymiu populiarumo čia šūdas, bet man nereikia, nes aš vertėjas. Tai ką aš jums galiu pasakyti? Nu, Amerikoje tai jau nieko nenustebinsi. Ta prasme, ir vien pasižiūrėjus iš karto jo puslapį podcast'o YouTube, matosi, nuobodu, neįdomu, boring, visiškai boring. Gerai, apie nelegalius imigrantus prie sienos ten papasakojo kažką. Jo, nu įdomu, vat, patikrinti iš pirmų lūpų. Aš, aišku, net nežiūrėjau, šitą šūdą aš žiūrėčiau. O visa kita neįdomu, ne vieno mordą nematyta. Ir atitinkamai, Zydai, tu esi neįdomus Amerikoje, absoliučiai, tu Lietuvoje esi įdomus. Mamontovas šitą irgi suprato savo laiku. Mums lietuviam patinka, jeigu kas nors ten truputį su akcentu kalba, truputį kažkoks keistas, bet Amerika tu turi būti labai keistas. Nežmoniška, aš niekada nebuvau, bet aš kiekvieną dieną žiūriu amerikietišką YouTube'ą. Ir šiais laikais, tai čia kitos mados, kažkoks atsiranda naširtumas, kaip Sam Sulek, dar kažką. Tenais jie gyveno, jie nuo pat vaikystės gyvena kine. Ten yra tikras Trumano šou. Ten mums nesuprantama šitas dalykas. Ir šitą realybę pabusi, šitą suprasi, niekada nepaeis podcastas, niekada tu neižarsėsi, čia be šansų. Nu, nes neįdomu. Ir atitinkamai tie žmonės, tu pasakai, o čia, sako, jo suvesi, o jo vidus su ko nors. Tavęs todėl ir nesuveda, nes tu niekam neįdomus. Nieks nenori, nu, iš mandagumo tai pasako, jo. Bet jeigu jau neina, tai neina. Viskas. Nu, todėl aš sakau, aš nedaryčiau šito video. Man Zizas Tukai, įdomu, aš pasidomėjau, nu, kaip jam sekasi, įdomu, ten Ispanijoje buvo, va čia, Amerika, nu, įdomu, va. Bet šitas dalykas, kas mane labai diorgina, tai melas. O, čia Lietuvoje pribojimai. Aš jau sakau, pačioje video pasakiau, ten iki šiol viskas ištrankyta. Pažiūrėkit, tas German in Venice uždarė savo kioską. Žmonės neina, visos parduotuvės uždaromas, kaip sakant, Black Lives Matter. Tas šventuoju paskelbtas, tai jau, žinai, komunizmą dabar statom. Nereikia privataus verslo nieko. Vien tik tai Starbucksų, žinai, sukišo ir viskas. Ten toks principas. Ir eini, kad ant šūdų narkomanų neužmintum. Čia pas mus Lietuvoje vaikšto kaip rojai. Aš nežinau, man 10 štukų mokėtų, aš ne už ką nenorėčiau tam pragare gyventi. Čia absurdas. Ir buvo kažkokie lietuviai influenceriai. Nuskrydo ir nusiėmė. Bet ten, ta prasme, tikrai normaliai, ar ten programuotojas, ar dar kažkas. Tikrai žmonės su babkėm. Tikrom, o čia tai sakau. Čia, aš nežinau, iš kokių jis pinigų gyvena, nu, sėkmės jam. Bet aš sakau, tie žmonės, kurie tenais, jeigu jūs tik nekiškite jam babkių. Nes čia irgi, kai būna, žiūrėjau YouTube, su kriptomilijonieriais, kažkokio šalino, aišku, ten Brazilijoje, dar kažkur. Tai paskui lagaminę su dalim surado jį. Jisai va taip, o čia kripto, žmonės patikėjo aklai, jam kišo babkių, patys galvoja, aš irgi važinai būsiu kripto, pasirodo, vas iš to gyveno. Ir daug kas taip daro. Todėl aš sakau, neturėkit iliuzijų. Jeigu kas norit būti durnelis, tai aišku. Aišku, Lietuvos gyventojų intelekto lygis beveik kaip Amerikoje.
Čia kaip pasižiūrė, tai čia neįtikėtina. Jam tenais koks sukčius telefoninis paskambins, iš karto babkes atiduos. Nieko nereikia tikėti. Ir aš sakau, va, arba dar Zizas, va, iškart nuvažiavo, iškart tą Teslos kibirą nusipirko. O, kokia mašina, man įdomu technologijos. Nu gerai, prašom. Bet ką aš galiu pasakyti? Visų pirmiausia, po 5 metų akumą galiu išmesti. Ir mašina visiškai bevertė. Antras dalykas, ji nebegalo daug kainavo, aš irgi nesuprantu, čia už butą nenusipirksi. Tai aš nesuprantu, iš kur tos babkės. Sakau, tas mane erzina. Ir aš sakau, gal todėl aš mažai žiūriu, aišku, tokių, bet vis tiek. Galėtų jis visiems pasakyti, iš kur šitos babkės. O kitas dalykas, tai po visų šitų Teslų, tai atsisveikinsi su kiaušiniais galutinai. O čia man nepatinka vaikščiot kaip Ispanijoje ar Italijoje. O čia kojos. Tai va pagrindinė kūno dalis, be jokių abejonių. Čia yra kas tave veža, čia yra tavo galia, čia tavo yra organas, tarp jų yra tavo organas. Ir atitinkamai ir galva veikia, ir medžiagų apykaita, viskas. Kodėl aš ir tą tinginį paminėjau? Aš duosiu tokį impulsą, paskui, aišku, aš galiu kartais pusę dienos nevalgyti, net aš šiaip nevalgau pusę dienos, bet ir šiaip, jeigu ten vertimo daug, tai nėra laiko valgyti, jokių čia valgymų, jokių čia avokadas, kad tu iš savo vaiko bobą darai. Joks vyras savo avokadų nevalgo, čia absurdas. Atrodo, visgi kaip gimda, tai čia moterims avokadai. Tai ką aš jums noriu pasakyti? Čia yra esmė ir čia aš Amerikai ne už ką nenorėčiau gyventi. Kad nes visą laiką kibire, tai vaikšto raktelius rankoje laiko, kiaušinių savo laikaitų čia. Esmė yra kojos. Jūs pažiūrėkite į mano kojos. Aš važiuoju dviračiu. Aišku, aš važiuoju stipriau negu šiaip, bet vis tiek jau geriau, jau kažką važiuoti, jau geriau bėgti, jau geriau ten cigaretę išrūkyk, bet sportuok, o čia kaip povas, išsipūstęs jau, o jau koks fitnesas, garantuotai, lašinės apaugęs visas. Ir organai visi, viskas. Ta prasme, visiškai, absoliučiai, Zizas nespinduliuoja absoliučiai jokio fitneso, jokios parengties, nieko. Ir čia yra viskas melas, fasadas. Šitos babkės, aš jums sakau, babkės jūs sustovins 100%. Babkės labai riebalina, labai storina. Tu turi babkės tiek, kiek reikia pasiimti, tą, ką reikia nusipirkti, ir išleisti tiek, kiek reikia padovanoti, ir viskas. Ir čia yra esmė gyvenimo. Jausis gerai, nes aš sakau, aš esu laimingas. Man dabar batuose skylė, aš neturiu už ką batų nusipirkti, bet aš esu laimingas, nes aš esu stiprus.